Ir išprovokuoja pirmąją Gagičiaus pražangą, labai trumpa šiandien jų rotacija ir sakyčiau, kad netgi visiems žaidėjams galbūt reiktų kažkiek privengti pražangų. Ir pirmieji rungtynių taškai, kuriuos pelno Matas Jogaila. Dažnai norisi, kad virstų realybę. Jogaila kol kas vienintelių šeimininkų taškų autorius šį vakarą prideda ir penktąjį tiek savo, tiek savo atstovaujamai komandai. Užfiksuota Georgijusui Kalaicakiui. Blaževičius iš viršaus, Mareko dėjimas. Fantastiška atkarpa Marekas Blaževičius per pastarąsias kantriai dalinasi kamuoliu Alessandro Magro auklėtiniai. Dar kartą ieškomas Blaževičius, 2 taškai su pražanga. Karjeros atkarpa. Marekas Blaževičius yra nusiteikęs pratęsti ir šį vakarą. Kol kas tik tai Blaževičius ir Jogaila renka taškus šeimininkams ir šis faktas išlieka teisingų ir po dar vienos atakos. Būtent Kovliaro solo atkarpa 5-0. O čia Martynas Varnas atrodo, kad kryptelėjo čiurną ir Danielius Lavrinovičius, bet klausimas, ar jis iš tiesų gali žaisti poroje Europos taurės rungtynių. Jis taip pat buvo registruotas Sevenbet Lietkabelio kovinę dvasią, bet kol kas tokio vaizdo aikštėje nematom. Ruksas iš tolimo vidutinio, nuotolio taiklus metimas. Ir taip pat pridėtas ir Danusevičius. Dvitaškis leidžia panevėžiečiams persverti rezultatą. Išvengia klaidos šeimininkai ir Kristupas Žemaitis. Bet parodo, dėl ko komandos rizikuoja su juo ant tritaškio linijos. Jogaila parodo Kalaicakiui, kaip tai daroma. Vis dar su 0 taškų yra Antony Kavonas šios dienos rungtynėse. Čia Kalaicakio prastas sprendimas greitoje atakoje. Auga Aukštaitijos sostinės klubo pranašumas. Blaževičius turi puikią galimybę ir ją paverčia taškais. Ir abi komandos žaidžia rezultatyvę atkarpą. Jogaila dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai Matas Jogaila. Na ir Turmanas palieka per daug erdvės Rubštavičiui, pagavus jam kamuolį. Lietuvis drąsiai atakuoja ir pelno taškus, o čia Kavonas pagaliau atsidaro savo taškų sąskaitą. 7 rezultatyvius perdavimus, 0 klaidų. Čia Tarmanas išmuša kamuolį iš Danusevičiaus rankų ir sugrūda iš viršaus. Ketvirtyje čia dar sikitas epizodas, Tarmano perimtas kamuolys. Ir Magro tai traktavo kaip stumą. Žemaitis į baudos aikštelę, geras perdavimas Matui Jogailai, šis jau buvo pasiruošęs metimui. Tie pasitaupimai jiems nekainuodavo. Jie laimėjo vienu metimu tiek prieš Kėdainius, prieš Mažeikius, čia vien per paskutinį mėnesį. Ir, na, žiūrėsime, ar tai pavyks jiems taip pat išvažiuoti ir šios dienos mače. Taip, tu teisus, Rokai, bet iš kitos pusės Jogaila ten būtų idėjas, ką mes matėme ir po Šilku, kad čia dabar Jogailos bandymas kairė ranka, netaiklus. Marekas Blaževičius. 6 iš 6 atkarpa po tokio prasto starto. Čia išvengia pražangos Kovliaras, bet neišvengia taškų panevėžiečiai. Mažai kontakto Wolves TwinBet atakos metu. Jogaila žaidžia puikias rungtynes šį vakarą. Gerokai trūko iki blokuoto metimo prieš Martyną Varną. Plius 11 panevėžiečių persvara žaidžiant Vilniuje. Čia Žemaičio sudėtingas ir taiklus metimas. Pernelyg džiaugtis neskuba. Tikėtina, kad ten viduje ta emocija daug ryškesnė ir stipresnė. Matas Jogaila pataiko 5 savo tritaškį šį vakarą. Na, laiko jau nebelieka tiek ir daug. Taip, 14 taškų šiuolaikinėme krepšinėje gal ir nereiškia daug, bet reikia pradėti žaisti jau dabar čia vėl. Jogaila su kamuoliu atšoka. Wow. Matas Jogaila. JAV ir Švedijos pilietybės turintis Wolves TwinBet atstovas. Kulboka iš toli. Arnoldas Kulboka. Bruksui tiesiog tarp rankų išmuša kamuolį ir įmuša jį varžovų ginamą krepšį. Labiau nori Panevėžys šiandien. Tiesiog. Jeffrey Tayloras pataiko surengti greitesnį išpulį panevėžiečiai. Vasiliauskas prieš Andriusą. Dar kartą Vasiliauskas prieš 4 pražangas turinti Andriusą ir labai nesėkmingas Vasiliausko perdavimas. Laukia vandens pertraukėlės TwinBet arenoje.
dabar pradeda ant suolo ketvirtąjį kėlinuką Varnas, o Anthony Cowanas imasi iniciatyvos jau pirmosios atakos metu. Galbūt Cowanas ir tylėjo 3 kėlinius, labiau skirstydamas kamuolį, pataikęs vos 1 metimą iš 6, bet dabar atrodo, kad kaip ir tu, Rokai, minėjai, dabar yra jo laikas. Čia dar ir perima kamuolį Vilkai. Ir dabar Vilkai taiko visko susikeitimo gynybą. Vasiliauskas likęs prie Žemaitį. Kristupas bandė prasižengti specialiai, bet topinį padaryti nepavyko ir Vasiliauskas galėjo pelnyti taškus iš po krepšio visiškai laisvas, o čia Žemaičio atsakymas. Taip pat netiksliai, kiek netaiklių metimų ir kiek puolime atkovotų kamuolių. Ir toliau tęsiasi ta serija ir Jeffrey Tayloras pagaliau numuša dangtį nuo lanko. Bet Rupšlavičius visiškai laisvas, ten stepauto gynybą taiko Vilkai. Čia Matas Jogėla, 25-asis jo taškas. Jeigu Vilkai dar nori kažką padaryti šį vakar, pradėti reikia dabar. Ir vėl viskas sukuria Gagičius, 2 žmonės prie jo.